Sporto psichologija. Kas yra sporto psichologija? Sporto psichologija yra psichologijos mokslo šaka, kuri tyria sportinių pasiekimų priklausomybę nuo psichologinių aplinkybių. Ji nagrinėja, kaip psichologiniai veiksmai, tokie kaip motyvacija, stresas, nerimas ir savęs pasitikėjimas veikia sportininkų rezultatus. Didžiausi psichologiniai iššūkiai, su kuriais susiduria sportininkai, tai yra motyvacijos trūkumas. Jiems būna sunku išlaikyti aukštą motyvacijos lygį ilgą laiką, nerimas ir stresas prieš varžybas, pasitikėjimo savimi trūkumas, dėmesio sutelkimo problemos, nesėkmių valdymas ar traumų psichologinis poveikis. Sporto psichologija apima šias sritis: motyvacija. Kaip skatinti sportininkus siekti geriausių rezultatų, pavyzdžiui, naudojant tikslų nustatymo metodus, sportininkai gali geriau susikoncentruoti į savo tikslus ir siekti jų nuosekliai. Koncentracija ir dėmesio valdymas. Kaip išlaikyti dėmesį ir susikaupimą varžybų metu. Vizualizacijos technikos gali padėti sportininkams įsivaizduoti sėkmingą pasirodymą, kas padeda gerinti jų pasitikėjimą savimi ir pasiruošimą. Streso ir nerimo valdymas. Kaip valdyti stresą ir nerimą, kad jie netrukdytų pasirodymui. Technikos tokios kaip gilus kvėpavimas ir meditacija gali padėti sportininkams sumažinti stresą prieš svarbias varžybas. Komandos dinamika. Kaip gerinti komandos bendradarbiavimą ir komunikaciją, tai apima komandos narių tarpusavio santykių stiprinimą ir efektyvų konfliktų sprendimą. Psichologinė reabilitacija po traumų. Kaip padėti sportininkams atsigauti po traumų ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai. Kaip treneriai ir artimieji gali padėti sportininkams ugdyti psichologinius įgūdžius, tai treneriai streso valdymo mokymų gali padėti sportininkams atpažinti streso požymius ir mokyti juos valdymo technikų. Komandos dinamikoje gali skatinti teigiamus tarpusavio santykius, pasitikėjimą ir palaikymą komandoje. Taip pat jie gali skatinti pagalbos kreipimąsi, skatinti sportininkus kreiptis į sporto psichologą, jeigu reikia, būti pavyzdžiu, demonstruoti psichologinį atsparumą ir pozityvų požiūrį. Taip pat ir artimieji galėtų emociškai palaikyti, visada būti šalia, išklausyti, parodyti supratimą ir palaikymą, nespausti, nesudaryti per didelio spaudimo dėl rezultatų, skatinti pusiausvyrą, padėti sportininkams rasti pusiausvyrą tarp sporto ir kitų gyvenimo sričių. Taip pat galėtų turėti teigiamą požiūrį, išlaikyti pozityvų požiūrį net ir sunkiais momentais ir būti kantriems. Psichologinių įgūdžių ugdymas reikalauja laiko ir pastangų. Pavyzdžiai ir praktinis pritaikymas. Tai motyvacijoje, naudojant tikslų nustatymo metodus, sportininkai gali geriau susikoncentruoti į savo tikslus ir siekti jų nuosekliai. Vizualizacija. Sportininkai gali naudoti vizualizacijos technikas, kad įsivaizduotų sėkmingą pasirodymą, kas padeda gerinti jų pasitikėjimą savimi ir pasiruošimą. Pavyzdžiui, nutinka kažkas blogo, jie ne tai, kad galvotų apie tai, kas nutiko, jie įsivaizduotų, kad kitą kartą jie padarys žymiai geriau. Streso valdymas. Technikos tokios kaip gilus kvėpavimas ir meditacija gali padėti sportininkams sumažinti stresą prieš svarbias varžybas. Psichologija, sporto psichologija. Tai psichologija yra mokslas apie žmogaus elgesį ir protą, o sporto psichologija specializuojas psichologijos sritis orientuota į sportininkų psichologinį pasirengimą, kuris susijęs su sportu, o ne jų vidiniais gyvenimais.
Kuo jie panašūs? Tai tikslas, abi sritys siekia pagerinti asmenų psichinę sveikatą ir gerovę. Psichologija bendrai tiria žmogaus elgesį, mintis ir emocijas, o sporto psichologija taiko šias žinias sportininkų veiklai gerinti. Metodai, abi sritys naudoja panašius metodus, tokius kaip kognityvinė elgesio terapija, streso valdymo technikos ir motyvacijos strategijos. Tyrimų pagrindas, abi sritis remiasi moksliniais tyrimais ir empiriniais duomenimis, siekdama suprasti ir pagerinti psichologinius procesus. Tai kuo jos skiriasi? Tai fokusas psichologija apima platų spektrą temų, įskaitant klinikinę, kognityvinę, socialinę ir vystymosi psichologiją, kai sporto psichologija koncentruojasi į sportininkų psichologinius aspektus, tokius kaip motyvacija, dėmesio valdymas, streso ir nerimo valdymas, komandos dinamika ir psichologinė reabilitacija po traumų. Taikymo sritis, psichologija gali būti taikoma įvairiose gyvenimuose srityse, įskaitant sveikatą, švietimą, darbo vietą ir asmeninius santykius. Kol sporto psichologija specifiškai taikoma sporto kontekste, siekiant pagerinti sportininkų veiklą ir gerovę. Klientai psichologija dirba su įvairiais klientais, įskaitant vaikus, suaugusius, šeimas ir grupės. Sporto psichologija dažniausiai dirba su sportininkais, treneriais ir sporto komandomis. Tikslai, psichologija siekia suprasti ir gydyti psichikos sutrikimus, gerinti bendrą psichinę sveikatą ir gyvenimo kokybę, o sporto psichologija siekia optimizuoti sportininkų veiklą, padėti jiems įveikti psichologinius iššūkius ir gerinti jų psichinę sveikatą sporto kontekste. Tai sporto psichologija pavyzdžiai, tai motyvacija psichologijai naudojama įvairiose srityse, siekiant skatinti asmenį siekti savo tikslų, pavyzdžiui, mokymosi ir karjeros srityse. Sporto psichologija naudojama sportininkų motyvacijai didinti, siekiant geresnių sportinių rezultatų. Streso valdyme psichologija taiko kasdienio gyvenimo stresui valdyti, pavyzdžiui, darbo ar šeimos problemoms, o sporto psichologija taikoma specifiniam sporto stresui valdyti, pavyzdžiui, prieš varžybas ar po traumos. Kodėl jis svarbi sportininkams? Tai šios mokslų atšakos pagrindinis tikslas yra reguliuoti sportininkų psichologinį pasirengimą agresinėse situacijose, tirti nerimo, baimių ir jaudulio įveikimo principus, atleto elgseną varžybose, santykį su sporto aplinka, treneriais. Nors ir galima prašyti pagalbos, visada galima imtis ir savo ir natūraliai paimti ir psichologiškai pasirengti. Pavyzdžiui, sportininkai galėtų nusistatyti tikslus, tai jiems padėtų ne tik fiziniai tikslai, bet ir psichologiniai. Pavyzdžiui, per kitas 5 treniruotes stengsiuosi išlikti ramus po klaidos. Per šį mėnesį 3 kartus per savaitę darysiu vizualiacijos pratimus. Tada dėmesingumo pratimai, mokytis būti čia ir dabar, sutelkti dėmesį į savo kūno pojūčius, kvėpavimą, aplinką, relaksacijos technikos, mokytis įvairių relaksacijos technikų, pavyzdžiui, giluminis kvėpavimas, progresyvinė raumenų relaksacija ir naudoti jas prieš varžybas ar sunkes treniruotes streso mažinimui. Tai pirmieji sportinės psichologijos tyrinėjimai prasidėjo 1890 metais JAV. Šios mokslo šakos vienų iš pradininkų laikomas Normanas Tripletas,
kuris tyrinėjo dviratininkų rezultatus. Jis pastebėjo, kad kai kurie dviratininkai dalyvaudami masiniuose komandiniuose važiavimuose distancijose pasiekė geresnius rezultatus nei važiuodami po vieną. Tai buvo įrodymas, jog psichologija daro įtaką sportininko pasiekimams. Sporto pasaulio patirtis. Tai sportininkų psichikos sveikata praėjusią vasarą buvo itin aktuali. Bilė sakė, kad ją įkvėpė Naomi Osaka, Japonijos teniso žvaigždė, kuri pasitraukė iš šių metų atvirojo Prancūzijos čempionato, kad sumažintų savo nerimą ir depresiją. Wimbledone britų tenisininkė Emma, gavusi vardinį kvietimą žaisti didžiojo kirčio turnyre, dėl mentalinių problemų turėjo palikti teniso kortą. Tuo tarpu Markas, įveikęs depresiją, įspūdingu stiliumi sugrįžo į Tour de France lenktynes. O tai reiškia, kad psichologija labai duoda daug sportui, net jeigu tu ir blogai jauties, tu atsigavęs į savo normalią būseną, tu gali pasiekti labai daug rezultatų, tiesiog reikia įdėti į tai pastangų. Tai asmeninė patirtis, žaidžiau futbolą, prieš kiekvienas varžybas jaučiu didelį stresą ir nerimą, kuris trukdo susikaupti ir parodyti savo geriausią žaidimą. Taip pat jaučiu didelį spaudimą iš trenerių ir komandos draugų, kas dar labiau didina nerimą. Tai norint sumažinti stresą, darau šios dalykus. Nuolat prieš varžybas įsivaizduoju save aikštelėje darant sėkmingus perdavimus ar netgi naktį prieš, kad atsikėlus jau galvoti su pozityvia galva eiti. Tada naudoju gilų kvėpavimą, kad sumažinčiau stresą. Bandau neigiamas mintis keisti į pozityvias, kad turėčiau daugiau pasitikėjimo savimi. Po kiek laiko pastebėjau, kad mano stresas prieš varžybą sumažėjo, koncentracija pagerėjo. Tai padėjo man pasiekti geresnių rezultatų aikštėje. Vienose svarbiose rungtynėse, kai priešinga komanda vedė į pergalę, sugebėjau išlaikyti gerą koncentraciją ir ramybę, kurios atvedė mane prie atlikimo lemiamo perdavimo, kuris atnešė mums pergalę. Tai taip pat buvom čempionate ir mums netgi išnuomavo psichologija sporto, kad padėtų su nerimu, nes buvo labai svarbios rungtynės ir matęs, kad mums nebus gerai, todėl mums labai įkalė į galvą, kad reikia visada galvoti, kad tu esi čia ir dabar ir negalvoti, kas buvo, tiesiog siekti kuo geriausio. Tai apibendrinant, sporto psichologija yra svarbi tiek profesionaliems, tiek laisvalaikio sportininkams, nes ji padeda ne tik pasiekti geresnių rezultatų, bet ir išlaikyti psichologinę sveikatą bei gerovę. Be sportinės psichologijos negalėtume nieko pasiekti ir būtume pažeisti iš vidaus.